Dievas nori, kad kiekvienas iš mūsų vaikščiotume jo keliais. Vykdyti Dievo valią ne visuomet lengva, tačiau toks yra jo tikslas ir planas. Kad pasiliktume Dievo valioje, turime išmokti labai svarbią pamoką, vertingiausią iš visų gyvenimo pamokų. Privalome išmokti jo klausytis. Šiandienos prisilietimo tema – klausytis Dievo reiškia vaikščioti su Dievu. Dievas nori, kad kiekvienas būtų išgelbėtas. Jis nori, kad mūsų gyvenimas patiktų jam ir neštų jam garbę. Laiške Timotiejui Paulius rašo: Dievas trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Petro 2 laiške skaitome, kad Dievo valia nėra, kad bent vienas pražūtų. Laiške Romiečiams 10 skyriaus 9 eilutėje apaštalas Paulius rašo: Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Jis dar sakė: kiekvienas, kuris šaukiasi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Nepakanka vien tapti krikščioniu. Nepakanka vien to, kad jums atleistos nuodėmės. Reikia kai ko daugiau. Laiško Efeziečiams 4 skyriuje skaitome, jog Dievas nori, kad jūs ir aš gyventume teisiai ir šventai. Laiško Kolosiečiams 1 skyriuje apaštalas Paulius rašo, jog Dievas nori, kad jūsų ir mano gyvenimas patiktų jam. Dievo valia kiekvienam mūsų yra ta, kad gyventume su viešpačiu. Gyventi Dievo valioje ne visada lengva, bet to jis mums trokšta. Tai jo valia, tikslas ir planas. Kad gyventume jo valioje, turime išmokti jo klausytis. Tai viena vertingiausių pamokų. Privalome to išmokti. Klausytis Dievo yra labai svarbu. Būtent tokia yra visos šios žinios tema. Norint gyventi su Dievu, labai svarbu išmokti, kaip jo klausytis. Atsiverskime Jokūbo laiško 1 skyrių. Čia kalbama apie tai, su kuo visi susidurėme. Skaitydami šį skyrių atpažinsite save, koks esate klausytojas. Nuo 21 eilutės Jokūbas rašo: Todėl, atsižadėję bet kokios netyrybės bei piktybių gausos, su romumu priimkite įdiegtą į žodį. Priimkite Dievo žodį į širdį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas. Būkite žodžių vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantis patys save. Jei kas tai yra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, tai jis panašus į žmogų, kuris stebi savo gimtąjį veidą veidrodyje. Pasižiūrėjo ir nuėjo, ir bematant pamiršo, koks buvo. Bet kas geriau įsižiūri į tobulą į laisvės įstatymą ir jo laikosi, kas tampa nebe užuomarša klausytojų, o darbo vykdytojų, tas bus palaimintas už savo darbą. Mes visi klausantis šios žinios esame vienoki ar kitoki klausytojai. Arba turintys tikslą, arba pasyvūs. Kuo skiriasi šie klausytojai? Klausytojai turintys tikslą įdėmiai klausosi. Jie klausosi norėdami išmokti, įgyti, sužinoti, pritaikyti išgirstas tiesas savo gyvenime. Jie nori, kad kas nors įvyktų, todėl ir klausosi. Kiti klausytojai yra pasyvūs. Jie sėdi ir girdi, po to nueina ir užmiršta. Šiandien bažnyčios pilnos pasyvių klausytojų. Jie lyg ir girdi, bet nesiklauso tam, kad išgirstus dalykus pritaikytų savo širdžiai. Klausykitės ketindami pritaikyti tai savo širdžiai, kad taptumėte tokiu žmogumi, kokiu jūs nori matyti Dievas, ir pasiektumėte tai, ką jis nori, kad pasiektumėte.
Pasyvūs klausytojai tik klausosi informacijos. Viena yra tik klausytis informacijos ir visai kas kita - klausytis Dievo žodžio su tikslu ir pritaikyti jį savo širdžiai. Laiške Efeziečiams Paulius kalba apie žodį įdiegtą mumise. Taigi noriu dabar paklausti jūsų. Ar į bažnyčią ateinate tikslingai klausytis Dievo žodžio, kad Dievas jūsų gyvenime padarytų ką nors naują? Ar tik ateinate būti pasyvių klausytojų? Dabar bažnyčios pilnos pasyvių klausytojų. Jie nieko neketina daryti. Jie tik ateina. Tai labai aiškiai mačiau praeityje, kai lankiau bažnyčią ir ten pažinojau kai kuriuos suaugusius. Aš žinojau, kaip kai kurie jų gyvena ir galvojau, kodėl jie iš viso kiekvieną sekmadienį ateina į bažnyčią. Jų gyvenime bažnyčios lankymas nedarė visai jokios įtakos. Pasaulis turi teisę tikėtis, kad jūs ir aš būsime kitokie. Taigi mums reikia užduoti klausimą. Jeigu esu pasyvus klausytojas, kaip man tai pakeisti? Kaip man tapti klausytoju turinčiu tikslą? Būtent apie tai noriu šiandien kalbėti. Matote, jeigu norite tapti tokiu, kokiu nori jūs matyti Dievas, tai viena svarbiausių pamokų, kurias turite išmokti. Viena svarbiausių pamokų, kurios turite pamokyti savo vaikus, yra, kaip mums klausytis Dievo. Jei pats to nežinosite, negalėsite pamokyti vaikų. Žvelgdamas į prabėgusius metus, matau, jog šis dalykas suvaidino svarbų vaidmenį. Jis buvo mano pasitikėjimo, drąsos, įsitikinimų, jėgų ir džiaugsmo šaltinis. Būtent faktas, jog labai anksti išmokau klausytis Dievo. Senelis man sakė, jog jis klausosi Dievo. Jis man pasakojo, kaip Dievas jam kalba. Tai manyje sukėlė tokį nuostabų troškimą, kad Dievas kalbėtų ir mano širdžiai. Žinojau, jog jei tai tiesa, turiu išmokti klausytis. Visus tuos metus jis iš tiesų mane to mokė. Nežinau jokios kitos svarbesnės pamokos, kurios galėčiau pamokyti, nei kaip klausytis Dievo. Taigi, turėdami galvoje Jokūbo laiško ištrauką ir mąstydami apie visą tai, ką paminėjau, pirmiausia, pagalvokite, kokie dalykai daro įtaką mūsų gyvenimui su Dievu. Gyvenimas su Dievu yra pats nuostabiausias, koks tik gali būti. Jis pilnas džiaugsmo, ramybės, laimės, aprūpinimo, širdgėlos, sunkumų, išbandymų ir kitų gerų dalykų. Kai išmokstame jo klausytis, tai įgalina mus gyventi su juo. Negalite gyventi dievotai, jei nežinosite, kaip klausytis Dievo. Kitaip tariant, dievotas gyvenimas reiškia gyvenimą Dievo valioje. Dievas nori, kad žinotume, kaip jo klausytis. Pasakykite man didesnę pamoką, kurios galėtumėte pamokyti savo vaikus, nei tai, kaip mums klausytis Dievo. Juk norite, kad jie užaugtų ir taptų tuo, kuo galėtų tapti. Norite, kad jie užaugtų ir vaikščiotų takais, kurie jums patinka ir jūs pagerbia, kad būtų paklusnus jums ir neštų garbę Dievui. Visi tėvai to nori, bent jau turėtų to norėti. Bet iš kur jie sužinos, ką sako Dievas, jei jų nepamokysite? Todėl labai svarbu, kad išmoktume klausytis Dievo. Labai svarbu, kad būtume pasiruošę ir sugebėtume pasidalyti šiuo mokėjimu su kitais. Manau, kad tai pati vertingiausia pamoka, kurios galite išmokti, nes visa kita remiasi į ją. Galbūt kas nors pasakys, gerai, jau supratau. O kas, jei aš nesiklausysiu Dievo? Pamastykime. Jei nesiklausote Dievo, klausysitės ko nors kito. Gal klausysitės to, ką perskaitėte, bet tai parašė kitas žmogus. Gal klausysitės televizijos ar radijo, kitaip sakant, jei nesiklausote jo, tai klausysitės kitų. Ir žinote, kas tuomet įvyks, būsite lengvai apgaunamas, nes Biblija yra tiesa. Visos vadinamos tiesos išaiškėja iš to, ar jos prieštarauja Dievo žodžiui ar ne. Jei nesiklausote Dievo, būsite lengvai apgaunamas. Kas įvyks toliau? Nuslysite į nuodėmę, nes Biblija yra tikrasis inkaras. Jei ją tikiu ir jei klausausi to, ką sako Dievas, ir jei klausausi turėdamas tikslą, tai seksiu tuo, ką jis sako. Priešingu atveju klausysiu kitų žmonių. Būsiu lengvai apgaunamas ir nuslysiu į nuodėmę.
Tuomet pradėsiu savo nuodėmę pateisinti. Yra žmonių netikinčių Dievo žodžiu. Jie sakys, Biblijoje yra dalis tiesos. Tuomet leiskite paklausti, jei tik dalis Biblijos yra tiesa, kas tuomet tampa tuo teisėju, nusprendžiančiu, kas ten tiesa, o kas ne? Kas tampa Biblijos teisėju? Jūs tampate tokiu teisėju. Žmogaus prigimtis nesikeičia. Dėl to Dievas mums suteikia naują prigimtį. Ko reikia, kad klausytumės jo? Minutėlę apie tai pamastykime. Dabar galiu pasakyti, kad jūs sėdite ir tikslingai klausotės. Tai kaipgi mes jo klausomės? Kaip sužinosime, kad jis kalba? Kaip sužinosime, jog kalba jis, o ne mes patys ar dar kas nors? Pasakysiu taip, jei noriu išmokti klausytis, turiu įsiklausyti į Dievo žodį. Tenka išgirsti žmonės sakant, štai Dievas man pasakė tą ir aną, o aš galiu jiems pasakyti ne. Priežastis, dėl kurios galiu tai pasakyti, yra ta, jog jeigu tai prieštarauja Dievo žodžiui, tai jis to nepasakė. Dievas neprieštarauja savo, jis sako, jog nėra sumaišties Dievas. Jei aš jums sakyčiau, ką nors esant tiesa, o Dievo žodis sako, jog tai netiesa, tuomet aš prieštarauju Dievo žodžiui. Tuomet jūsų mintise ir širdyje kuriu sumaištį. Taigi pagrindas yra Dievo žodis. Jei noriu jo klausytis, turiu pradėti nuo Dievo žodžio. Antra, privalau savyje turėti gyvenančią šventąją dvasią, kuri padės tai suprasti. Dievas kalba savo šventajai dvasiai, kuri kalba mūsų dvasiai, protui bei širdžiai ir suteikia nurodymus bei padeda pamatyti, kas vyksta. Taigi turi būti žodis ir šventoji dvasia. Dar turi būti malda. Kitaip tariant, jei noriu jo klausytis, turiu su juo kalbėti. Malda yra kalbėjimas jam ir jo klausimasis. Labai dažnai maldoje kalbame tik mes ir jo nesiklausome. Kas nors pasakys, mano tikslas per metus perskaityti visą Bibliją. Puikus tikslas, bet leiskite man pasakyti, kad svarbiau po truputį paskaityti kiekvieną dieną ir klausytis, kaip Dievas jums kalba, kokius nurodymus duoda. Svarbu, kad tai įsidėtumėte į savo sielą, kad pradėtumėte klausti, kaip galiu kasdien pagal tai gyventi. Tai per metus perskaitau visą Bibliją. Tai nuostabu. Bet jei tik skaitote, vien tam, kad perskaitytumėte, tai nėra tinkamas motyvas skaityti Dievo žodį. Tinkamas motyvas tai troškimas, kad pasikeistų gyvenimas. Taigi turi būti malda ir Dievo žodis. Dar turi būti šventosios dvasios veikimas. Dievas taip pat mums kalba per aplinkybės. Jis tiksliai žino, ką ir kodėl daro. Jis mums kalba ir per aplinkybės. Čia ir yra ta priežastis, kodėl daug kalbėjau apie Dievo žodžio skaitymą. Skaitydami Dievo žodį, sužinote, kaip Dievas veikia Senojo ir Naujojo testamento žmonių gyvenimuose. Taip jūs sužinote, kaip jis veikia anksčiau, o kaip jis veikia šiandien. Šiandien jis veikia tokiu pačiu būdu. Aplinkybės dabar kitokios, bet jis veikia taip pat. Kitaip sakant, Dievas nepasikeitė. Jis pats sako, jog nesikeičia. Taigi jis veikia per aplinkybės. Jūsų gyvenime kažkas įvyksta ir jūs galvojate, Dieve, kodėl leidai, kad tai nutiktų? Arba, kas čia vyksta viešpatie? Dažnai jis mus nukreipia būtent per aplinkybės. Jis užveria vienas duris ir atveria kitas. Jis parodo mums vieną dalyką ir padeda suvokti, kad kitas dalykas yra klaida. Taigi jis mums kalba per aplinkybės. Tos aplinkybės gali būti labai įvairios. Kartais jis mums kalba per kitus žmonės. Aš tikrai norėčiau tikėti, kad kiekvieną sekmadienį, ne tik kai kada, bet kiekvieną sekmadienį, visa širdimi stengiuosi paruošti žinią apie absoliučią, nenuginčijamą, neišvengiamą tiesą. Paruošiu ją tam, kad jūs, šios žinios klausytojai, galėtumėte ją priimti ir žinoti, jog tai tiesa, kad galėtumėte ją pritaikyti savo gyvenime ir augti Dievo valios pažinimu.
Tai vienintelis mūsų motyvas, kad matytume, kaip pažinote Kristų kaip savo gelbėtoją. Taigi kartais turime klausytis kitų. Kartais tas kitas gali būti mama kalbanti savo vaikui ir per ją tam vaikui kalba Dievas. Žvelgdamas į praeitį suvokiu, kiek kartų mano mama man kažką pasakė ir tai buvo atėję tiesiai iš Dievo. Svarbiausia, kad Dievas niekada neprieštarauja savo žodžiui. Niekada. Noriu su jumis pasidalyti dar vienu svarbiu dalyku. Norint jo klausytis, reikia atitikti tam tikrus reikalavimus. Kaip išmokstame klausytis? Pradedame nuo Dievo žodžio apmąstymo. Kaip pavyzdį, paimkime pirmąją psalmę. Minutėliai pasižiūrėkime į ją. Aš dabar jūsų nemokysiu, kaip ją apmąstyti, nors ir galėčiau. Noriu, kad pastebėtumėte vieną dalyką. Psalmėje skaitome: laimingas, kas atmeta nedorėlių patarimus, kas neina nusidėjėlių keliu ir nebendrauja su pašaipūnais, bet džiaugiasi viešpaties įstatymu ir mąsto jo įstatymą dieną naktį. Jis lyg medis pasodintas prie tekančio vandens, duodantis vaisių laikui atėjus, o jo lapai nevysta, kad ir ką jis darytų, jam sekasi. Nedorėliai netokie. Jie kaip vėjo blaškomi pelai. Todėl nedorėliai teisme neatsilaikys, nei nusidėjėliai teisiųjų sueigoje, nes viešpats globoja teisiųjų kelią, o nedorėlių kelias veda į pražūtį. Šią žinią supratau net mažas vaikas. Paklausite, kokią žinią? Žinia apie gyvenimą paklūstant Dievui, nes kitu atveju būsite kaip pelai. Jūsų gyvenimas neturės jokios vertės. Taigi paimkite šventojo rašto ištrauką ir apmąstykite ją. Paklausite, o kiek ilgai turiu ją skaityti? Jei perskaičiau šventojo rašto ištrauką, o kitą rytą vis dar apie ją galvoju, tuomet žinau, kad Dievas nori man kažką pasakyti. Kai kurias ištraukas skaičiau keletą dienų iš eilės arba su pertraukomis keletą savaičių iš eilės. Ir staiga kažkuriuo metu pasakiau: taip, pagaliau supratau. Ačiū Jėzau. Pasakysite, turėtumai būti nuovokesnis negu pasakoji. Taip, gal ir turėčiau būti nuovokesnis, bet noriu jums pasakyti, kad Dievas mums kalba tuomet, kai esame pasirengę jo klausytis. Kitaip tariant, jis kalba mums, bet jo žinią suvokiame tik po to, kai padarome tam tikrus dalykus. Taigi pirmiausia, viskas prasideda nuo Dievo žodžio. Antra, turiu jo klausytis melsdamasis. Tėve, ką tu man sakai? Pavyzdžiui, dėl šio šventojo rašto vietos klausiu: viešpatie, ar aš bičiuliaujuosi su tokiais, kurie mane nuves šalin nuo tavęs? Viešpatie, padėk man, parodyk, kaip tai pritaikyti savo gyvenime. Jei melsdamiesi apmąstote Dievo žodį, pradėsite ir klausytis. Pavyzdžiui, kalbėdami apie šią ištrauką galite sakyti: dabar viešpatie, kai perskaičiau šią šventojo rašto vietą, ką tu nori man per ją pasakyti? Tarkime, jūs paskaitėte šią vietą, jog Dievas palaimins tą, kuris džiaugiasi viešpaties įstatymu, kuris džiaugiasi jo žodžiu. Tai reiškia, jog Dievo žodis yra labai svarbus. Jei tai tiesa, aš taip pat turiu apmąstyti Dievo žodį. Turiu apie jį mąstyti melsdamasis. Turiu jį priimti paklusne dvasia. Įsidėmėkite, tai labai svarbu. Dieve, padėk man paklusti viskam, ką tu pasakei. Prisiminkite, kaip kalbėjau ne apie pasyvų klausimąsi, bet apie tikslingą. Kitaip tariant, jei klausausi tikslingai, noriu suprasti išgirstą tiesą, suvokti, pritaikyti savo širdžiai ir bandyti pagal tai gyventi. Taigi turiu klausytis su tokiu nusiteikimu. Be to, klausydamasis, dar turiu turėti viltį. Turiu tikėtis, kad Dievas kalbės. Kas nors pasakys: meldžiuosi, bet žinote, niekada niekas neįvyksta. Dievas man nekalbės. Jei taip mąstote, tai tuomet galite net nesimelsti. Bet nenustokite melstis. Gal pavyks. Tikslingas gyvenimas ir malda yra netoks. Tikslingai reiškia tikėtis. Tikėkitės, kad Dievas kalbės jūsų dvasiai. Pasakysite: na, aš nesu tobulas. Žinote ką? Aš taip pat netobulas. Niekas nėra tobulas. Ir niekur Biblijoje Dievas nesako, jog tam, kad išgirstume jį, turime būti tobuli. Bet jei mano gyvenime yra sąmoninga nuodėmė, tai iškart galiu pasakyti, ką pasakys Dievas. Paklausite, ką? Jis nuolat rodys man į šią nuodėmę. Pasakysite: o aš negirdėjau, kad Dievas man kažką sakytų.
Jūs negirdėjote to, kad jis sako, jog jums reikia atsikratyti šios nuodėmės. Turite jo klausytis paklusdami. Klausykitės įdėmiai ir atidžiai. Klausykitės tikslingai ir tikėdamiesi. Ir dar, klausykitės kantriai. Kaip jau minėjau, kartais būna, kad perskaitau Biblijos ištrauką ir žinau, kad Dievas nori per ją man kažką pasakyti, bet nesuprantu ką. Nelabai galiu suprasti. Tuomet skaitydavau tą pačią ištrauką daugybę kartų, kol pagaliau man paaiškėdavo. Paklausite, o kodėl Dievas taip elgiasi? Kartais jis tai daro dėl to, kad nori pakeisti mūsų mąstymą kokiu nors klausimu. Jis nori mūsų gyvenime veikti ir daryti įtaką taip, kad jau galėtume patikėti, jog tai, ką iš jo girdime, gali būti tiesa. Tai ir yra tikėjimo esmė. Tikėjimas pasireiškia tuomet, kai susidurime su tokiomis situacijomis ir aplinkybėmis, jog atrodo, kad negaliu nieko padaryti. Ir kas tuomet vyksta? Mes skaitome ir tuomet taip, tai tarsi mumise pasėjama ir auga. Dievas mumise kai ką padaro. Dievas brandina mūsų tikėjimą. Kai jo klausomės, tampame vis labiau ir labiau užtikrinti, vis drąsesni, ryžtingesni, tvirtesni, stipresni. Dievas ruošia kai ką nuostabaus. Dievas kiekvienam kalbės aiškiai nurodydamas gaires, jeigu būsime pasirengę maldingai ir paklusniai klausytis. Dievas kalbės mums, jei būsime pasirengę pastoviai sakyti, taip viešpatie, jeigu nenori, kad tai būtų mano gyvenime, tai ir aš noriu tai pašalinti. Kad ir ką Dieve pasakysi, įdėmiai klausysiuosi. Kai pradėsite jo klausytis, jūsų gyvenimas pasikeis. Be to, dažniau jį girdėsite. Kodėl? Nes dabar, kai esate pasirengęs klausytis, Dievas nori kalbėti jums taip, kad galiausiai vieną dieną pasakytumėte, viena svarbiausių mano gyvenimo pamokų buvo ta, jog išmokau klausytis Dievo. Leiskite paklausti. Kai jūsų gyvenime prasideda tikras pragaras ir kai jau nebežinote į ką kreiptis, kai viskas pradeda virsti aukštyn kojom, ko tuomet norite labiausiai? Argi ne žodžio iš Dievo? Argi nenorite išgirsti, kaip jis jums sako, mano sūnau, mano dukra, aš viską kontroliuoju. Aš pravesiu tave per tai, įgalinsiu tave, suteiksiu tau jėgų. Šį tavo gyvenimo įvykį panaudosiu tam, kad daryčiau įtaką kitų gyvenime. Jis nori kalbėti, jei tik norėsite klausytis, tačiau turime klausytis dėmesingai, tikslingai, o ne pasyviai. Pagalvokite ir apie tai, kokia prasmė vykti kur nors į bažnyčią, ten praleisti valandą ir išeiti be nieko. Tai blogas laiko investavimas. Visai kas kita, jei ateinate turėdami tikslą klausytis ir per šią valandą leidžiate Dievui išlieti tiesą į jūsų gyvenimą, tiesą, kurią jūs vėliau perduosite kitiems. Tai nesusiję su manimi asmeniškai, bet susiję su Dievo žodžio prigimtimi. Netgi jei neišgirsite jokio kito pamokslo, o tik praktikuosite tai, ką šiandien išgirdote apie Dievo klausymąsi, tai pakeis jūsų gyvenimą. Tačiau tai priklauso dar ir nuo to, kokios yra jūsų gyvenimo vertybės. Jei savo gyvenime ką nors kitą vertinate labiau nei šią nuostabią pamoką, tai galite jos taip niekada ir neišmokti. Savo laiką skiriame tiems dalykams, kuriuos labiausiai vertiname. Mylime tuos dalykus, kuriuos labiausiai vertiname. Nežinau gyvenime nieko svarbesnio, nei klausytis šios visatos Dievo. Visatos aukščiausiojo, turinčio visą galę atsiliepti į kiekvieną mano poreikį, atsakyti į mano maldas, nurodyti man kryptį, sustiprinti ir padrąsinti, padėti man, išgydyti mane ir taip toliau. Ar yra kas svarbiau nei tai? Argi tai netiesa? Argi iš tiesų nenorite turėti artimo ryšio su tokiu asmeniu? Jūs galite, bet pirmiau turite išmokti jo klausytis.
Jei dar niekada nepatikėjote Jėzumi kaip savo gelbėtoju ir sakote, o kaip visa tai veiks mano gyvenime, tai visai neveiks tol, kol nenuspręsite išpažinti savo nuodėmingumo, savo situacijos beviltiškumo ir kad jums jo reikia. Tai neveiks tol, kol tikėjimu nepavesite savo gyvenimo jam. Viskas prasideda nuo šių dalykų. Geriausias gyvenimas, kokį tik galite įsivaizduoti, yra visai prieš jūs. Jeigu tik pasitikėsite juo, jei tikėjimu įsikibsite į jo pažadus, jei savo gyvenimą pavesite jam kaip viešpačiui ir šeimininkui, to jums ir meldžiu. Tėve, mes labai dėkingi, kad tu kalbi su mumis. Esame dėkingi, kad tai darai labai paprastai. Ačiū už tavo atleidimą, už tuos kartus, kai tave neteisingai suprasdavome, kai nenorėdavome girdėti, ką tu sakai. Bet tu ir toliau lieji mums savo atleidimą, kol pagaliau jau galime gyventi paklusdami, nuolat pasiduodami tavo valiai ir tavo keliui, žinodami, jog tai visuomet geriausias kelias. Dabar meldžiu už tuos, kurie klausosi šios žinios, bet dar nėra patikėję tavimi kaip savo gelbėtoju. Duok jiems drąsos pripažinti, jog jų gyvenimas yra sujauktas, jog jiems reikia tavęs, jie jau visą kitą išbandė, jiems desperatiškai reikia tavęs. Duok jiems pripažinti, kad jie gali klausytis tavęs ir kad tu jiems kalbėsi. Tokia mano malda, Tėve, Jėzaus vardu. Amen. Teologijos mokslų daktaro Čarlzo Stanlio programa Gyvenimo principai parengta tarnystės In Touch Ministries, kuri visame pasaulyje kviečia žmonės artimiau pažinti Jėzų Kristų ir stiprina vietinės bažnyčias. Iš Dievo malonės ši programa tapo įmanoma jūsų maldų ir aukų dėka. Lietuvišką gyvenimo principų įgarsinimą jums dovanoja Alytaus baptistų bendruomenė.